Yra daugybė senų pasakojimų apie Strėvos įgriuvą, tą, kurią dar vadina velnio duobės seserimi. Ji tokia paslaptinga, kad net nežinia, kuri legenda tikresnė. Sakoma, kad senovėje toje vietoje stovėjo velnių pamėgta karčiama. Jie ten šokdavo, dainuodavo ir gerdavo iki paryčių. Kartą per patį pasninką velniai surengė vestuves. Linksmybės liejosi per kraštus, bet vos tik pragydo pirmasis gaidys, bumt, karčiama su visais puotautojais prasmego į žemę. Sako, kad įsižiūrėjus į įgriuvos dugną, vis dar galima pamatyti medinio namo stogo kraigą. Kiti pasakoja apie vienos šeimos tėvą, kuris pernelyg mėgo smuklėje linksmintis. Kartą jo žmona, burtininkė, užsirūstino, kai vyras vėl užsibuvo. Ištarė prakeikimą ir smuklė su visais viduje esančiais nugarmėjo gilyn. Taip jį vyrą pamokė. Dar viena legenda byloja, kad čia stovėjo didelis kalnas, o ant jo krištolo rūmai pilni velnių. Kiekvienas jų turėjo savo darbą. Vienas kur ką iškrėsti, kitas ką su kuo sukiršinti, bet vieną dieną susiriejo nepasidalinę valdžia ir pamiršo visus savo darbus. Perkūnas užpyko, pasiuntė žaibus, rūmai sugriuvo, o velniai prasmego į žemę. Vietiniai sako, kad ir dabar įgriuvoje galima išgirsti keistus garsus. Jei gerai įsiklausysi, gal pavyks nugirsti, kaip velniai ten po žeme barasi ir šaukiasi pagalbos. Ar išdrįstum prie tos įgriuvos nueiti naktį?